Ieškai prasmingos veiklos ir galvoji apie savanorystę? Prisijunk prie iniciatyvos Niekieno vaikai ir kartu pasirūpinkime, kad kiekvienas vienišas vaikas, atsidūręs ligoninėje ar krizių centre, sulauktų emocinės paramos, priežiūros ir palaikymo. Kaip tapti savanoriu? Pirmas žingsnis. Įvertink savo galimybės. Jei esi pilnametis ir pagal tavo mieste esantį poreikį, gali vaikams skirti savo laiko kiekvieną mėnesį ir savanoriauti bent 1 metus, bei skirti 2 valandas per mėnesį savanorių susirinkimui. Antras žingsnis. Dalyvauk savanorystės pristatymo renginyje. Nuotoliniu būdu ar susitikus gyvai, išsamei tau papasakosime apie savanorystę mūsų organizacijoje. Atsakysime į visus rūpimus klausimus ir pasidalinsime esamų savanorių patirtimis. Trečias žingsnis. Užpildyk savanorystės anketą. Tai patvirtinsi, kad ši savanorystės forma atitinka tavo asmeninius lūkesčius. Ketvirtas žingsnis. Dalyvauk atrankose. Ji skirta tam, kad galėtume kuo geriau tave pažinti. Penktas žingsnis. Sėkmingai veikus atranką pakviesime tave į parengiamuosius mokymus apie vaikų raidą, poreikius, emocijas ir elgesį bei savanorio vaidmenį, pagalbos galimybės ir ribas. Po mokymų teliks pateikti sveikatos ir teisėto darbo su vaikais QR kodą bei pasirašyti savanoriškos veiklos sutartį 1 metams. Savanoriauti galima 7 Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Palangoje. Iniciatyva nuolat plečiasi, todėl naujausią miestų sąrašą galima rasti iniciatyvos tinklapyje. Tapk iniciatyvos Niekieno vaikai savanoriu dabar ir padėk kurti vienišiems vaikams šviesesnę ateitį, kurios jiems taip reikia.